Sveiki, gerbiami laidos Galgamos žiūrovai. Šiandien aš būsiu vienas, nes mano kolega Dzinieslovas išvažiavo atostogauti pas Velykų babutę. Laidoje jūs matysite turistinį žygį aplink Kupiškio marias, matysite kaip mūsų nuoširdų kvietimą ateiti į šokius ir taipogi matysite top 3 dainų trejetuką, kurios yra populiariausios mūsų Kupišky. Šiandien aš privalgiau daug blynų, dėl to esu toks didelis, kad vos telpu tarp medžių. Ir aš užduosiu jums klausimą. Dėmesio. Ar Kupiškė yra turizmo centras? Galimi variantai. A. Taip. B. Manų kruopos. C. Tadas. D. Atsakymas C. Žiūrėkite. Štai atšilo orai, atėjo pavasaris, artėja vasara. Ir nebesinori sėdėti namuose, norisi ką nors veikti, išeiti į lauką, būti gamtoj. Mūsų laida nusprendė jaunimui patarti, kur ieškoti informacijos, ką galima nuveikti gamtoj. Taigi, štai mes esame Kupiškio turizmo informacijos centre. Labą dieną, aš Aušra esu. Čia Vaida. Ko klausėt? Kaip jums sekasi? Labai gerai mums sekasi. Laukiam daug turistų. Mūsų domina, ar ateina jaunimas pas jūs? Ateina klasėm, pavieniais dar nedrįsta ateiti, bet ateina. O būna taip, kad eina žmogus, čia šalia jūs yra baldai įsikūrė, kad taip eina jisai ir nežino, kur eiti, ar į baldus, ar į turizmą, ir vis dėlto pasirenka, kad į turizmą nori eiti, o ne baldų pirkti. Būna. Šiaip tai, jeigu kalbant juokais, tai nemažai ateina pas mus akinių pirkti. Ir ar jūs tada gal pasiūlot baidariam plaukti vietoje akinių, nes irgi ten sportas sveikata, ten akim gali. Pasiūlom viską ir nuo baidario plaukimo iki pasivaikščiojimo Kupiškio ir dar visokių įvairiausių dalykų, ir lankstinukų, ir suvenyrų, ir šiaip pakalbam. O jūs ar žiūrit mūsų laidas, Galgamos, ar žiūrit internete? Žiūrim. Visada domimės apie Kupiškį. Taip. Ar jums patinka mūsų laida? Patinka, nesakysiu kokios, nes labai juokingos buvo. Ir yra toks Linas iš Žemaitijos, jis irgi žiūri mūsų laidas ir jam labai patinka. Bet jis irgi žiūri. Ir ką galėtumėt palinkėti būtent žiūrovam šio puikaus gražus pavasario ir šį su turizmu, kas susiję? Jaunimui, Kupišky ne tik Maksimai yra, čia yra visą ko pasižiūrėti, ko aplankyti, kur patostogauti. Čia neatrastas kraštas. Apsilankę Kupiškio turizmo informacijos centre, mes nusprendėme patys pabūti gamtoj ir motoroleriu apvažiuoti Kupiškio marias. Taigi, reportažas iš aplink marių. Šalme, ar tu nori važiuoti aplink Kupiškio marias? Taip, aš labai noriu važiuoti aplink Kupiškio marias. O kodėl tu taip labai nori važiuoti aplink Kupiškio marias? Nes girdėjau, kad ten slepiasi grožybės. Mes šiandien važiuojame į savo pirmąją turistinę ekskursiją šiuo puikiu motoroleriu ir su šiuo puikiu operatorium, kuris stovi priešais mane, ir mes važiuosime aplink marias. Laukminiškių K. Atvykome iki Laukminiškių, kur nėra jokių technikos išradimų, be civilizacijos pėdsakų. Mes atėjome peškomis, nevažiavome jokiais motoroleriais ir atvykę į Laukminiškius mes radome lankytiną vietą, tai yra muziejų,
šiuo metu yra uždaryta ir netgi nėra žmonių, kurių galėtume paklausti, kodėl. Bet viduje iš tikrųjų matome, kad būtų be galo įdomu aplankyti. Mes einame toliau apžiūrėti mūsų muziejaus, einam į avilį. Atidarysiu avilį, bet gali būti bičiai, kam bėgam. Nieko nėra, tik alaus butelys įmestas. Aš nežinau, kiek mes čia laiko. Pamečiau skaičių iš tikrųjų. Ir be galo žiauru, kai prarandi laiko nuovoką. Štai mes ir vėl atėjome pėsčiomis. Dabar mes einame link paminklo pastatytą Lietuvos partizanams atminti. Štai matome ant kalvos kryžių šalia medžio. Kelias yra itin prastas ir esame laukinėje gamtoje. Bandysime išgyventi šį sunkų laikotarpį. Neturime jokių technikos ten pažangumų. Štai yra nuostabus lankytinas objektas. Paminklas, pastatytas Lietuvos partizanams atminti. Ir viskas čia būtų be galo gražu, tik tai klausimas, kaip iki jo prieiti. Nes iš visų pusių paminklas yra apsuptas dirvonų. Ir, pavyzdžiui, įsivaizduokite, yra žmogus čia savo dirba, aparė aplinkui ir taip atvažiuoja du autobusai turistų ir išlipa ir aplanko šitą lankytiną objektą ir, čia yra truputį nelogiška. Ir štai mes grįžome iš nuostabios kelionės, pamatę daug puikių dalykų ir galiu rekomenduoti ir jums važiuoti aplink Kupiškio marias, pamatysite daug nuostabių dalykų, juolab, kad dabar atšyla orai ir, nežinau, čia puikus laikas tokiai kelioniai ir pati mielai dar kartą važiuočiau iš tikrųjų. Ir štai taip mes ir baigėme savo reportažą. Dėmesio! Teisingas atsakymas skamba taip. Taip. Kaip gerą dieną pasėdėti. Saulė šviečia, taip faina. O ką veikti vakare? Vakare? Kviečiame visus balandžio 18 dieną, 19 valandą į šokius, kurie vyks Kupiškio jaunimo centre. Dabar pratęskime pokalbį apie šokius. Aš paklausiu savo naujo kolegos, ar jis eis į šokius. Kolega, ar eisite į šokius? Kolega sako taip. O jūs ar eisite? Su jumis nauja rubrika Kupiškio jaunimui apie Kupiškio jaunimą. Kupiškio top dainų trejetukas. Mes sumastėme padaryti tokią apklausą, ko šiuo metu klauso jaunimas. Tai apklausėme 103 žmonės, iš kurių, kaip sakoma, kiek žmonių tiek ir nuomonių, iš 103 dainų 77 skirtingos. Per ruonę, per gatves perėjom, per SMS-us paklausėme ir surinkome šituos balsus, paklausdami, kokia jų mėgstamiausia daina. Ir garbingoje top trejetuko 3 vietoje Beyoncé Hello ir Akono Na Na Na. Garbingoje 2 vietoje Lady Gaga's Poker Face. O 1 vietoje, kad ir kaip bebūtų keista, užėmė lietuvis, didžėjus. DJ Dalgis su daina Padariau. Su jumis buvo laida Kupiškio top dainų trejetukas. Tikime su jumis susitikti vėliau ir pranešti naujausias dainas, kokias klauso jaunimas Kupiškyje. Dėl žiūrovai mes ir vėl turime baigti savo laidą. Jinai buvo kiek neįprasta, nes dauguma mūsų atostogauja. Aš taip pat einu atostogauti, aš einu dažyti kiaušinių. Viso gero. Pakrantygumos, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas, pakrantygumos, pasakyk, koks tavo vardas, pasakyk, koks tavo vardas, aš pakrančiau gumos, mano vardas Tadas, mano vardas Tadas, aš pakrančiau gumos, mano vardas Tadas, mano vardas Tadas. Oh.